Apie serijinius žudikus ir maniakus prirašyta daugybė knygų ir šimtai mokslinių darbų, prifilmuota kilometrai kino juostų ir televizijos laidų. Tačiau jie buvo ir liks amžina mįslė, kas vis dėlto verda jų smegeninėse, kad jie tarsi užprogramuoti žudo, žagina bei kankina. Ko gero, nei iki gyvos galvos nuteisto Vilniečio Valerijaus Januškevičiaus, nei Tulpinių, Algimanto Vertelkos, Virginijaus Baltušio ar Audriaus Andriušaičio, nei klaipėdiečio Sigito Gaidjurgio, kurių sąskaitose dešimtis nužudytų žmonių, negalėtume laikyti serijiniais žudikais, nes jie žudė būdami gaujose, o serijiniai žudikai į medžioklę išeina vieni. Tai atsiskyrėliai, nesilaikantis jokių žmogiškumo normų. Lietuvoje kol kas serijiniais žudikais būtų galima laikyti tuos, kurie nužudė daugiau kaip 3-4 žmonės. Jie galbūt būtų ir žudę ir toliau, tačiau policija sugebėjo užbėgti jiems už akių. Keletas tokių ir dabar atlieka bausmes, buvo ir sušaudytų, kiti jau mirė ar nusižudė. Šis video apie maniaką siautėjusi Kaune bei jo apylinkėse dar tarybų Lietuvos laikais. Nuo Kėdainių kilęs Antanas Ilgaitis, pravardė Ilgas, panašiai kaip ir daugelis maniakų ir sadistų, gyveno tik su motina, o savo tėvo net nepažinojo. Jis nuo pat mažų dienų vagiliavo, todėl buvo išsiųstas į internatinę mokyklą. Vėliau dirbdamas geležinkelyje Kaune apvogė vokiečių karininką, ko pasekoje buvo išvežtas į Vokietiją pataisos darbams. Pabėgęs iš ten, plėšikavo toliau. Galiausiai atsidūrė Lenkijoje, o siekdamas išvengti bausmės už čia įvykdytus plėšimus, sugrįžo atgal į Lietuvą. Čia vėl buvo nuteistas kalėti. Po Stalino mirties, paskelbus amnestiją, atsidūrė laisvėje ir vėl apsivogė. Tačiau bausmės atlikimo vietoje pratempė neilgai. Apsimetė esąs psichikos ligonis, todėl buvo išvežtas gydyti. Iš taip vadinamos psichuškės pabėgo ir, kol buvo sučiuptas, įvykdė žiaurius protų nesuvokiamus nusikaltimus. Savo pirmąją žmogžudystę įvykdė 1956 metais. Tamsų spalio vakarą Kaune ant Kauko laiptų jis patykojo namo po darbo grįžtančios medicinos sesers. Kelis kartus smogęs jai į galvą lenta, nutempė už gyvatvorės ir gulinčią be sąmonės išžagino. Antaną Ilgaitį galima priskirti serijinių žudikų kastai, nes jis po pirmos žmogžudystės maždaug kas 2 mėnesius ką nors nužudydavo. Gruodį sadistas nužudė iš Ramučių kaimo į Kauną pėsčiomis ėjusią moterį, o kitų metų vasarį patykojo ir lygiai taip pat pasielgė su vieno kaimo gyventoja. Savo aukom žudikas suknežindavo galvas ir jas negyvas išprievartaudavo. 1957 metų Liepą ant tų pačių Kauko laiptų, vedančių iš miesto centro į Žaliakalnį, sadistas užpuolė dar vieną moterį. Sudaužęs galvą kietų daiktų, ją išžagino ir apvogė. Spalio mėnesį patykojo po darbo iš Biruliškių į Kauną grįžtančios medicinos sesers. Ši moteris su gyvenimu atsisveikino kaip ir jos pirmtakės. Akmeniu suknežinta galva bei išprievartauta. Žudikui nieko nereiškia žaginti negyvas moteris, o paskui jas apvogti. Dar po kelių mėnesių Antanas nužudė Kauno autobusų parko konduktorę vardu Vanda. Dar vienas žiaurus faktas šioje istorijoje yra tas, kad serijinio žudiko sugyventinė vardu Sabina su didžiausiu džiaugsmu sutikdavo iš nakties žygių grįžtantį savo rūpintojėlį. Jis skalbdavo, lygindavo ir ruošdavo parduoti kruvinus Antano aukų drabužius. Kai ką net nesidrovėjo net ir pati apsivilkti.
Prabėgus vos kelioms dienoms po Kauno autobusų parko konduktorės Vandos žmogžudystės, Ilgaitis buvo pagaliau sulaikytas, o Lietuvos aukščiausiasis teismas jį nuteisė ir skyrė mirties bausmę sušaudant. Jo veiksmai paliko gilias žaizdas ne tik aukų šeimoms, bet ir visai visuomeniai. Teisingumo sistema padarė tai, ką pripažino būtina. Nepaisant visko, šis atvejis primena mums, kaip svarbu gilintis į žmogaus psichologiją, siekti užkirsti kelią panašioms tragedijoms ir stengtis kurti geresnę ateitį. Jo istorija baigėsi mirties bausme. Tačiau klausimas lieka atviras. Ką mes, kaip visuomenė, galime išmokti iš tokių įvykių? Lietuvoje mirties bausmė atgavus nepriklausomybę dar buvo vykdoma. 1996 metais mirties bausmės vykdymas buvo sustabdytas, o jau 1998 gruodžio 31 dieną Seimas mirties bausmę panaikino. Nuo nepriklausomybės atkūrimo iki mirties bausmės sustabdymo ji buvo įvykdyta 7 nuteistiesiems. Paskutinį kartą Lietuvos istorijoje mirties bausmė įvykdyta 1995 metais buvusiam Vilniaus brigados vadovui Borisui Dekanidzei. Ar tokius maniakus kaip Ilgaitis aplamai galima vadinti žmonėmis? Ar tokie kaip šis nusipelno sulaukti senatvės įkalinimo įstaigoje? Ką manote jūs? Šiandien tiek. Prenumeruojam kanalą, jei dar to nesate padarę, spaudžiam patiko ir iki kitų video.